Europos komisarės ponios Reding pasisakymas iš tiesų yra neeilinis įvykis, tačiau labai natūralu, kad Lietuvoje jis liko tarsi ir nepastebėtas. Tiesa, šito pasisakymu pasipiktino dalis žiniasklaidos priemonių, tačiau paprastai tai yra priemonės, kurios dažniausiai nori priskiriamos prie vadinamųjų mažųjų arba net marginalių informacijos šaltinių. O pasisakymas yra labai svarbus todėl, kad jis ženklina savotišką lūžį, kurį trumpai apibūdinčiau taip. Po Lisabonos sutartis Europos Sąjungoje prasidėjo labai gilūs tektoniniai poslinkiai, kurie iš esmės keičia valstybių sandraugą, į kurią mes įstojome prieš 10-metį. Iš tiesų įstojome į Europos Sąjungą, manydami, kad tai yra laisva tautų ir valstybių bendrija, tačiau priėmus Lisabonos sutartį, be jokios abejonės prasidėjo tai, kas šiandien vadiname Europos Sąjungos federalizacijos procesu. Šitas procesas buvo jau seniai numatytas, nes jau praėjusio amžiaus 5-metyje faktiškai buvo dvi būsimosios Europos vienijimosi perspektyvos arba, paprasčiau kalbant, strategijos. Vieną strategiją siūlė Europos Sąjungos tėvai, tokie kaip, tarkime, Robertas Šumanas ar Konradas Adenaueris, kurie Europos būsimai susivienijimą, tuo metu sąjungą be abejo niekas nevadino, įsivaizdavo kaip laisvą valstybių konfederaciją arba federaciją. Daugeliui tokios vieningos Europos prototipas atrodė esanti Šveicarijoje. Tačiau kita vertus, tuo pat metu Europoje buvo galingos ir kitos jėgos, kurios Europos integraciją iš pat pradžių siekė grįsti ne krikščioniškais pagrindais, bet kalbant labai paprastai, radikaliomis modernybės idėjomis. Ir tokie žmonės, kaip tarkime Spinelli ir panašus, faktiškai Europos Sąjungą įsivaizdavo kaip projektą, apie kurį kartais jau buvo kalbama net prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Čia turiu omeny vadinamasis Europos vieningas valstijas. Ir buvo manoma, kad Europą galima suvienyti marksistinės ir liberaliosios ideologijos pagrindu. Esminis dalykas buvo tas, kad 60-mečio viduryje, praktiškai apie 1955 metus, pirminė Europos tėvų pasirinkta vienijimosi strategija faktiškai žlugo. Ir ją pakeitė vadinamasis neofunkcionalizmas, kurį įkūnija šiandien dažniausiai Europos tėvų vadinamas Žanas Monė. Tai štai šita strategija iš tikrųjų buvo liberalių ir marksistinių idėjų samplaika. Tačiau galima pasakyti, kad ilgą laiką integracijos vyksmas buvo gana lėtas ir faktiškai daugelis tendencijų paprasčiausiai nespėjo išryškėti. Štai kodėl mums stojant į Europos Sąjungą buvo pagrindo manyti, kaip jau sakiau, kad stojame į tikrą laisvų valstybių sąjungą. Ir taip pat stojant buvo pažadėta daugelis dalykų, tarp jų ir tai, kad nebus iš esmės kėsinamas į tai, ką mes šiandien pavadintume savo kultūrinėmis ir religinėmis tradicijomis, taip pat be abejo ir moralinėmis. Tačiau Monė projekte iš pat pradžių slypėjo visai kita federalizacijos logika ir drįsčiau teigti, kad būtent maždaug apie 2005 metus pradėjo aiškėti, kad Monė strategija neveiks. Pagrindinis vadinamosios neofunkcinės strategijos postulatas buvo tas, kad Europą vienyti reikia pradėti iš apačios, pirmiausiai per ekonomiką.
Ir buvo manoma, kad ekonominė integracija, kurią įkūnija be jokios abejonės laisva darbo jėgos ir prekių bei paslaugų rinka, taip pat šitos vienybės simbolis be abejo yra euras, buvo manoma, kad tokia ekonominė integracija savaime skatins europiečių bendradarbiavimą kitose srityse, tarkime, privers keisti įstatymus ir panašiai. Ir taip natūraliai Europa kaip koks obuolys subręs ir politiniai federacijai. Tačiau šitas projektas pasirodė vis dėlto nerealistiškas ir tokio tipo natūrali sąjunga iš apačios neįvyko. Tai štai buvo susigrebta, kad strategija neveikia. Ir tada buvo apsispręsta pradėti vienyti Europos Sąjungą jau iš viršaus. Būtent tokią strategiją iš principo siūlė vienas Europos Sąjungos tėvų, mano minėtas komunistas Spinelis. Ir šita strategija buvo pradėta įgyvendinti be abejo ruošiant konstitucinę sutartį Europai. Tačiau, kaip mes žinome, paaiškėjo, kad net dvi valstybės, tai yra prancūzai ir olandai, šitą konstitucinę sutartį atmetė. Manyčiau, kad tas atmetimas buvo nepaprastai reikšmingas įvykis, nes galima sakyti, kad nuo tada pradėjo ryškėti tikroji ES prigimtis, kurią iki tol suprato faktiškai tik saujelė teoretikų ir politikos mokslų specialistai. Šiandien jau galima drąsiai sakyti, kad Europos be abejonės sąjungos integracija nėra joks tautų ir valstybių vienijimasis, kaip įprasta manyti, remiantis vadinamojų sveikų protų. Iš tikrųjų, ES integracija yra didžiausias pasaulio istorijai socialinės inžinerijos eksperimentas, kuris tęsia apšvietos socialinių didžiųjų politinių eksperimentų tradicijas. Šiek tiek supaprastintai galima pasakyti, kad ES integracija yra naujas socialinės inžinerijos tarpsnis, ir jos metu faktiškai yra mėginama derinti tai, ką mes vadiname komunizmo statybos projektu, su šiandien vykdomu permanentinės rinkos revoliucijos ir demokratinės globalizacijos projektu, kurį vykdo Jungtinės Amerikos valstijos. Kalbant dar aiškiau, ES integracija yra mėginimas suderinti tai, ką mes vadintume radikalias laisvos rinkos idėjas su neomarksistinė kultūrinė programa. Kad būtų dar aiškiau klausytojams galima sakyti, kad šitokio tipo integracijos šaukliai Lietuvoje, jo savotiški reprezentantai, yra pavyzdžiui garsioji Naujoji kairė 95 ir Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Taigi, kadangi tai yra tokio tipo socialinės inžinerijos projektas, visiškai natūralu, kad jisai įgyja vis daugiau ir prievartinio projekto bruožų. Ir vienas esminių šitokio projekto aspektų arba dimensijų yra be jokios abejonės pastangos kurti vadinamai, kaip Nyčė sakė, gerai, o šiandien pasakytume naujai europietį. Tas naujasis europietis, tai be jokios abejonės yra niekas kita, kaip vadinama naujojo žmogaus, kurį įvairiais, tiksliau kalbant, skirtingais metodais kūrė sovietai, kūrė amerikiečiai versiją. Ir jis ES politiškai yra absoliučiai būtinas. Reikalas tas, kad dėl daugybės priežasčių, kurių čia negaliu išdėstyti, ES negali šiandien tapti klasikinio tipo normalia federacija, kuomet, tarkime, valstybės kaip savarankiški subjektai susitinka ir sutarė ES perduoti tam tikrą dalį savo įgaliojimų. Tokio tipo federacija, kaip pavyzdžiui susikūrė kažkada Jungtinės valstijos, šiandien Europoje negalima iš principo. Todėl visiškai neatsitiktinai Europos vadovybė, pirmiausiai pono Barozo ir vyriausybių vadovų tarybos pirmininko, kuris vadinamas paprastai ES prezidentų Rompių lūpomis, atvirai prabilo, kad tautos ir nacionalinės valstybės yra paprasčiausiai atgyvena.
Jas šitokio tipo integracijos projektas reikalauja eliminuoti dėl banalios priežasties, nes kol egzistuos tautos ir nacionalinės valstybės, vaizdžiai galima pasakyti, kad jų politinio lojalumo svarbiausias objektas bus jų sostinės, o ne Briuselis. Ir todėl šitas projektas įsibėgėja ir faktiškai įmamas kurti vadinamasis naujasis europietis. Ir šitas naujasis europietis tariamai turi įkūnyti vadinamasias europinės vertybės. Tai štai galime drąsiai ir atsakingai pasakyti, kad tokio dalyko kaip europinės vertybės iš principo nėra ir negali būti. Nes europinėmis vertybėmis yra vadinami arba universalūs dalykai, kaip pavyzdžiui demokratinės valdymo būdas, kuris egzistuoja ne tik Europoje, arba vadinamos žmonių teisės, kurias pripažįsta anaiptol ne viena europinė šalis. O jeigu atsiribojame nuo šitų dalykų, kas galiausiai lieka? Praktiškai lieka tos pačios politinės, ekonominės ir socialinės idėjos, kurios šiandien mėginamos įgyvendinti. Kaip jau tik ką sakiau, šitų idėjų pagrindiniai šaltiniai yra du, tai yra neomarksizmas ir liberalizmas. Ir atitinkamai pagal šitas idėjas pradedamas pertvarkyti radikaliai ir visų Europos tautų kultūrinis veidas. Jeigu reikėtų trumpai pasakyti, ką vis dėlto realiai reiškia šitas pertvarkymas, formulė yra daugiau negu akivaizdi, nes ją galima šiuo atveju, nebijant suklysti, mechaniškai perkelti iš buvusios sovietų praktikos. Sovietų sąjungoje buvo tokia formulė. Kultūra turi būti nacionalinė arba tautinė savo forma, bet socialistinė savo turinį. Tai štai faktiškai mes pradedame būti tiesioginė to žodžio prasme perdirbinėjami pagal idėjas, kurių ištakos iš esmės yra tos pačios marksizmo ištakos. Mat, kuomet kalbame apie grįžimą į Europą, dažnai nesusimastome, kad mes kaip tik Europoje buvome itin ilgai ir galbūt europeizacijos keliu buvome nuėję toliausiai. Mat, mažai kas įsisąmonina pamatinį faktą, kad ta doktrina, kurios vardu buvo padarytas milžiniškas socialinės inžinerinės eksperimentas rytų Europoje, vis dėlto yra marksizmas. Tai yra gryniausia europinė doktrina. O šitą faktą suprasti yra gana sunku todėl, kad dėl grynai istorinių palankių aplinkybių vakarų Europoje marksizmas taip ir liko nediskredituotas. Reikalas tas, kad ketvirtajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje vyko žūtbūtinė kova tarp marksizmo ir nacionalsocializmo. Ir Europoje laimėjo nacionalsocializmas. Todėl, vaizdžiai kalbant, galima pasakyti, kad vakarų europiečiai nukentėjo dvigubai. Savaime nacionalsocialistinio režimo įsitvirtinimas ir didžiosios dalies Europos pavergimas buvo blogis. Bet antrasis blogis buvo tai, kad kaip tik vien todėl, kad laimėjo nacionalsocialistai, kalbant labai vaizdžiai, galima pasakyti, kad vakarų Europos komunistai neturėjo progos parodyti savo tikrojo veido. Ir vienintelė vakarų Europos šalis, kurioje vis dėlto jie tą veidą spėjo parodyti, be abejo buvo 40-mečio Ispanija, kurioje buvo vykdomi iš tikrųjų milžiniški nusikaltimai. Tuo tarpu po karo, kaip žinome, dėl Maršalo plano, dėl įvairiausių priežasčių, vis dėlto komunistai Europoje į valdžią neatėjo. Ir todėl šiandien netenka stebėtis, ir tai yra labai simboliška, kad mes išėjome iš Sovietų sąjungos, kurios paskutinis prezidentas buvo komunistas Gorbačiovas, ir mėginame arba esame jau ko neraginami įstoti į federaciją, kurios tikrasis lyderis šiuo metu yra Portugalijos komunistas Barozo. Kitaip tariant, mes praėjome labai įdomų ratą.
Ir todėl netenka stebėtis, kad patirime tuos pačius dalykus tik naujomis formomis, kuriuos buvome priversti kęsti ištisus 50 metų. Taigi, kas čia yra naujo? Iš tikrųjų, nauja yra tik tai, kad maždaug 7-ame praėjusio amžiaus dešimtmetyje vadinamosios Frankfurto mokyklos atstovai nutarė, kad klasikinis marksistinės Europos komunistinio pavergimo projektas yra neįgyvendinimas. Jų požiūriu vadinamasis proletariatas yra pernelyg reakcinga klasė, nes linkęs labai lengvai suburžuazėti. Jį atseit galima lengvai nupirkti. Ir todėl buvo pasirinkta ne ekonominės ir tiesioginės politinės revoliucijos strategija, bet pasirinkta vadinamosios nepastebimos kultūrinės revoliucijos strategija, kurios esmė pakeisti tikrovės suvokimą, įdiegiant žmonėms visiškai naujus savivokos galų gale ir moralinius standartus. Ir šitos revoliucijos, kaip ją formulavo ypač Markuzė savo veikaluose, šis turėjo būti vadinamoji seksualinė revoliucija. Nes buvo labai puikiai suprasta, kad vis dėlto galimas ir antras, daug efektyvesnis žmonių valdymo būdas. Sovietinės klasikinė totalitarinė sistema žlugo todėl, kad jinai vis dėlto per daug akivaizdžiai ir pernelyg smarkiai rėmėsi prievartą. Tuo tarpu yra ir kitas būdas sukurti vadinamąją demoralizuotą masių visuomenę ir žaisti, galima pasakyti taip, jos instinktais. Taigi šitas projektas be paliovos įsibėgėja ir štai kodėl kurį laiką atrodo gyvenome sąlygiškai ramiai, bet dabar, kai išreiškėjo šitą ekonominę krizę ir federacija pradedama forsuoti, natūralu, kad pradėtas forsuoti ir šito kultūrinio perauklėjimo projekto įgyvendinimas. Juk faktiškai dar net mums nespėjus įstoti į Europos Sąjungą, mes juk net nepajutome ir net nekalbėjome, kaip lengvai grįžome į sovietmetį. Juk visi mes esame tos kartos, kuri puikiai atsimena taip visokiausio plauko mokslinio komunizmo, kompartijos istorijos, katedrų žmonės, įvairiausi komjaunimo ir partijos veikiai aiškindavo, kokie mes tamsus, primityvus, atsilikę ir taip toliau. Taigi mes net nesupratome, kad vien todėl, kad Lietuvoje nebuvo normalios arba tikros socialinių mokslų laipsnių nostrifikacijos, praktiškai visi žmonės, kurie mus auklėjo ir vedė į vadinamą šviesų komunizmo rytojų, jie ne tik išliko, bet žaibiškai suprato, kur atsidūrė ir tapo karštais europeizatoriais. Kitaip tariant, tereikėjo nuvažiuoti į Europą ir jie sutiko savo vienminčius. Štai kodėl Lietuva tapo šalimi, kurioje, galima sakyti, iš tautos, iš mūsų vertybių, religinių, kultūrinių tradicijų, drįsčiau teikti, kai kada tyčiojamasi atviriau ir ciniškiau, negu net praėjusio amžiaus 5-ojo dešimtmečio pabaigoje. Juk faktiškai nebuvo įmanoma net įsivaizduoti, kad tokie tikrai nesimpatiški asmenys, kaip tarkime koks nors Sniečkus, Paleckis, Gedvilas ar panašus, būtų galėjęs išdrįsti viešai pasakyti, kad tarkime koks nors Basanavičius buvo psichinis ligonis, o Kudirka nevykėlis. Taigi mes šito moralinės mūsų sąmonės ir savimonės triuškinimo masto tikrojo bijausi dar nesame susivokę. O dabar kalbant apie kitus dalykus, būtent kurie jau tiesiogiai susiję su ponios Reding pasisakymu, tai reikia turėti omenyje, kad vadinamosios mažumų lygybės, homoseksualų teisės ir panašus dalykai, jie iš pat pradžių buvo programinėse komunizmo ideologijos kūrėjų tekstuose. Faktiškai motyvas sunaikinti vadinamąją tradicinę šeimą yra visiškai akivaizdus ypač Engelso veikaluose. Ir šita programa, jeigu jau įdomu, galima pasakyti, iš karto Rusijoje, kai tik bolševikai paėmė valdžią, buvo pradėta nuosekliai įgyvendinti. Faktiškai Rusijoje buvo panaikinta santuoka, įvestos visos šitos lygios teisės,
nežabota seksualinė laisvė ir taip toliau. Ir mažai kas žino, kodėl po 10-mečio visą tai buvo labai staigiai panaikinta. Panaikinta buvo dėl labai paprastos priežasties. Šalis tiesioginė to žodžio prasme sumušė visus venerinių ligų rekordus, o kita vertus šalyje atsirado neįsivaizduojami daug beglobių vaikų. Ir kurie elgetaudami Maskvos arba Peterburgo gatvėse darė paprasčiausiai gėdą pirmąjį pasaulyje darbininkų ir valstiečių valstybei. Ir todėl, kai šiandien mėginama demagogiškai įrodyti, kad atseit vadinamasis griežti moraliniai standartai buvo vos ne sovietinio totalitarizmo apraiška, iš tikrųjų yra klastojama istorija, naudojantis tuo, kad daugybė žmonių jos iš tiesų nežino. Galima pasakyti taip, po 3-ojo dešimtmečio pabaigoje, turiu omeny praėjusį šimtmetį, bolševikai įvedė gana griežtus šeimos standartus, iš esmės prieštaraudami savo pačių doktrinos principams. Ir jie tai padarė grinai dėl pragmatinių priežasčių. Kitaip tariant, jie pradėjo eksperimentą, kuris labai katastrofiškai žlugo. Ir todėl yra šiandien juokinga klausyti, kai kuomet kas nors sako, kad vis dėlto galbūt nereikėtų ardyti tradicinės šeimos ir panašių dalykų, klausyti priekaištus, kad jūs esate nei daug nei mažai totalitarinio režimo atgyvenus ir remiate komunistinę praktiką. Yra visiškai kitaip. O kodėl šitas spaudimas be abejo stiprės, tai priežasčių yra labai daug. Manyčiau, kad ponios Reding pasisakymas gali būti teisingai interpretuojamas tik supratus, kaip jau minėjau, kad integracija įgyja daug totalitarinio projekto bruožų. Kodėl visos šitos vadinamosios lygios teisės, tradicinių socialinių ir moralinių normų bei bendruomenių ardymas yra toks svarbus? Tai lemia dvi priežastis. Reikalas tas, kad totalitarinės socialinės inžinerijos požiūrių yra labai svarbu žmonės paversti vadinamąją žmogiškąją medžiagą. Paversti juos izoliuotų atomų mase. Ir ta strategija, kurios esmė yra nutraukyti socialinius ryšius, natūraliai ir neišvengiamai savo dviem svarbiausiais taikiniais turi pasirinkti dvi bendrijas – šeimą ir tautą. Kodėl? Todėl, kad šeima ir tauta yra dvi natūralios bendruomenės. Ir kol yra šeimos ir tautos solidarumo ryšiai, kol žmonės jaučia vieni kitiems realius įsipareigojimus, tol jie sugeba kolektyviai gintis prieš kėsinimąsi į jų laisvę. Ir panašaus tipo žaidimus su jais. Todėl šitas projektas turi dvi dimensijas arba du aspektus. Pirmiausiai vykdomas milžiniško masto politinis eksperimentas, kurio tikslas yra patikrinti, ar iš tiesų žmonės yra laisvai minkoma žaliava, iš kurio gali daryti, ką nori. Kitaip tariant, yra tikrinama, ar vis dėlto galima taip sustyguoti vadinamąją smegenų plovimo kampaniją, kad žmogų galima būtų radikaliausiai pakeisti visus jo įsitikinimus ir kartu įtikinti, kad tai, kas sveikų protų yra didžiausia nesąmonė ir net absurdas, yra normalu. Taigi patirime vieną testą. Kita priežastis, dėl kurių vykdomi šitie socialinių ryšių ardymo eksperimentai, yra ekonominė. Šiuo atveju galima kalbėti apie du eksperimento aspektus. Pirmasis, kodėl pirmiausiai ardoma šeima ir neigiama tauta. Priežastis ir paaiškinimas yra labai paprasti. Dabartinio tipo ekonominiai sistemai yra reikalingi absoliučiai jokių saitų ir įsipareigojimų neturintys individai, kurie galėtų laisvai migruoti po pasaulį kaip visiškai laisva vadinamoji darbo jėga.
kurie nebūtų prie nieko prisirišę ir kuriuos būtų labai lengva permesti į bet kurią pasaulio vietą. Todėl visi šeimyniniai, tautiniai ir panašus, kaip yra vadinama, sentimentai, faktiškai daro žmonės nepakankamai efektyvius tokio tipo ekonomikai. Kitaip tariant, jie trukdo juos galutinai paversti tuo, kas šiuolaikinėje ekonominėje ir socialinėje literatūroje vadinama žmogiškaisiais ištekliais. Žmogiškaisiais ištekliais, kurie savyje neturi nieko žmogiško. Kur kas rimtesnis be jokios abejonės dalykas yra dėl vadinamųjų mažumųjų teisių. Mažai kas pagalvoja, kodėl mažumų teisių klausimas iškilo palyginti netaip jau seniai, prieš 30-40 metų. Taigi mano atsakymas būtų toks. Jis anksčiau vargu ar galėjo iškilti, nes įkelti nebuvo ypatingos prasmės. Jis iškilo tada, kai atsirado tokie dalykai, kuriuos mes šiandien vadiname reprodukcinėmis technologijomis. Reikalas tas, kad reprodukcinės technologijos jau net šiandien faktiškai yra industrija su milijardinėmis apyvartomis. Todėl, norint, kad tokia industrija klestėtų, reikalinga, kad būtų kuo daugiau žmonių, kurie dėl vienokio ar kitokių priežasčių būtų priversti jomis naudotis. Kalbant paprastai, netgi buitiškai galima pasakyti, kad tokios strategijos požiūrių vadinamoji įprastinė natūrali šeima turi vieną nepataisomą įdarbo trūkumą. Joje vaikai atsiranda pernelyg pigiai. Visai kas kita, kai reikia surogatinių motinų, sudėtingiausių apvaisinimo procedūrų ir taip toliau. Tai štai, kad tokia industrija galėtų suklestėti, be jokios abejonės reikia sukurti pakankamai didelę potencialių klientų grupę. Ypatingai tą klausimą daro aktualų naujausi genetikos pasiekimai. Juk neseniai palyginti yra atskleista, kad kiekvienas žmogus savyje turi abiejų lyčių genomą. Realiai tai reiškia, kad faktiškai dabar jau ne tik teoriškai, bet ir praktiškai įmanoma padaryti, kad, tarkime, vienalytė pora, tiesioginė to žodžių prasme, galėtų turėti grinai jų dviejų vaiką. Paėmus iš vieno vyrišką į genomą, iš kito moterišką. Tačiau, kaip patys suprantate, tai yra be abejo pasakiškos sumos. Tai štai šitame kontekste galima suprasti, kodėl yra taip pat kakliai reikalinga ir santuoka. Viena vertus vadinamoji tradicinė šeima yra nuosekliai ir aršiai puolama kaip beviltiška atgyvena. Kita vertus reikalaujama tokio tipo santuokų. Šitas paaiškinimas, manyčiau, yra gana pragmatiškas, o priežastis banali. Jeigu atsiranda ir išplinta tokio tipo santuokos, vadinasi, tokio tipo šeimos gali pretenduoti ir į valstybės paramą savo problemams spręsti. Tai reiškia, kad kol nėra tokio tipo santuokos institucijos, tokie genetiniai ir reprodukciniai žaidimai, apie kuriuos mes kalbame, buvo, yra ir liks nedidelio, labai turtingo elito žaidimų. Bet jeigu tu nori tai paversti iš tikrųjų milžiniškų pelningų verslų ir faktiškai paversti tokį dalyką vienu iš pagalbos šeimai formų, be jokios abejonės tampa būtina juridiškai tokias šeimas įteisinti. Kad toks pilietis paprašęs iš valstybės, tai yra visų mokesčių mokėtojų paramos savo norams įgyvendinti, nesulauktų atsakymo, o kas jūs esate. Jisai dabar jau galės pasakyti, kad esame be jokios abejonės tokia šeima kaip ir kitos. Tai šitie dalykai, tiek politiniai, tiek ekonominiai, turėtų padėti suprasti, kodėl atrodytų į kažkokius nereikšmingus renginėlius, saujelės žmonių eitynės ar panašiai, sulėkė pusė Europos politinio elito atstovų. Todėl, kad yra puikiai suprantama, kad įteisinus tuos dalykus, be jokios abejonės, visos išlaidos, kurios šiandien yra skiriamos
vadinamajam pažangiam švietimui, propagandai be abejo atsipirks su kaupu. Todėl nesunku suprasti, kodėl Europos komisarė taip griežtai reaguoja į bet kokias užuominas, kad mes priešinsimės. Taigi šitie dalykai, manyčiau, turėtų būti kuo plačiau aptarinėjami ir suvokiami, nes kol kas, sakyčiau, padėtis nėra jau tokia beviltiška, bet bėda ta, kad Lietuvos visuomenė vis dėlto tikrai yra labai menkai informuojama, kas iš tiesų vyksta. Nes naivus šitos dalykus neįsigilinęs žmogus, jis gali paklausti, na ar kas čia blogo, jeigu, tarkime, bus suteiktos vienos ar kitos teisės. Iš tikrųjų, kaip matote, po viso šitą tolerancijos retoriką slypi nepaprastai subtilus, labai giliai paslėptas, bet kartu potencialiai be galo pavojingas žaidimas. Ir čia jau galime sakyti, kad lyginant su sovietinė socialinė ir antropologinė inžinerija, čia jau yra visai kitas lygmuo, jis yra daug aukštesnis dėl paprastos priežasties. Sovietai iš tikrųjų norėjo sukurti vadinamąjį naują tarybinį žmogų, bet jie neturėjo nieko, išskyrus praktiškai ideologinę propagandą ir kitokias smegenų plovimo priemonės. Čia jau turime kombinaciją. Smegenų plovimo mašina plus šiuolaikinio mokslo, pirmiausiai biologijos laimėjimai. Todėl, kaip matome, situacija yra labai rimta ir tik nuo mūsų piliečių savivokos iš to priešintis priklausys. Ar mes iš tiesų būsime paversti amorfišką, bejėgę žmogišką žaliavą, su kuria eksperimentuos kaip kas norės, ar vis dėlto išliksime oro žmonės, laisva tauta, kuri pasakys, kad mes jau patys išsiaiškinsime, kas mums tinka, kas mums netinka, kas yra pažangu, kas yra nepažangu, bet čia jau priklauso tik nuo mūsų.